Sveiki visi. Noriu parodyti, kaip paaugo jau nuo šakelių kai kurių hortenzijos pumpuriukai ir dalį jų iš šitos tokios daiginimo dėžutės persodinu į tokius vazonėlius. Ir vėliau po persodinimo taip pat laikysiu, jau vieną persodinau, tai taip laikysiu maišelėje, kad būtų drėgmės, o matote, jau papurškiau, kad būtų jam šilta ir būtų drėgmės. Tai, persodinimo procesas lengvas, tiesiog paruošiu žemės ir žiūriu, kurie jau čia su šaknimis ir būtų pasiruošę, kad juos galima būtų persodinti. Tai gal atsargiai pabandysiu jums parodyti. Tarkim, šitas daigelis, pasižiūrėkit, kokias turi šaknis gražias. Ir dabar padarysim jam čia daugiau vietos. Reikia, kad gruntas išliktų ne per daug sutrumbuotas. Tai mes jį dabar gražiai, labai sunku. Pasižiūrėkit, koks jau šaknynas gražus, gražus daigelis ir tokį jau persodinsiu į vazoną, taip paprastai. Ir tiesiog ant viršaus dar papilsiu žemę. Pasimsiu iš čia. Kaip nepatogu. Gal iš čia pradžiai. Ir tiesiog lengvai, nieko papildomai neprispaudžiant, tiesiog aplink pabersiu žemę. Ir viskas. Ir turi jisai kvėpuoti. Taip ir paliksiu purškimas ir įdėsiu į maišelį, kad ten būtų šiltnamio sąlygos. Ir tuomet paliksiu ant palangės. Vėl mano padėjai. Paliksiu ant palangės ir kaip matote, ten yra tie maišiukai. Tik tai atsargiai, nes reikia purkšti 2 kartus iš ryto ir iš vakaro. Žiūrėkit, kaip matot, šiltnamio efektas, kondensatas kaupiasi nuo to purškimo, jiems šilta. Kartais galima palikti taip pravėdinti ir tada jau jie pradeda savarankiškai toliau augti. Matot, jau čia tokie labiau savarankiški. Vėliau pripratinus prie oro, galima bus juos iš maišelio išimti, kai jau įsišaknys pilnai. Tai kol kas tiek. Geros visiems žiemiškos dienos.